Labadiena visiems, kurie stebi mus Facebook paskyroje Vaiko teisių gynėjų, taip pat YouTube kanale. Sparčiai artėja šventės, mes jų belaukdami kalbėsim tokią šventinę temą, kurią turbūt galima visaip aptart iš įvairių pusių. Vien jau pagalvojant apie tai, kiek mes iš tikrųjų mokam švęsti, kiek mokam per šventės pagalvot apie vaikus, kad jie jaustųsi emociškai saugiai, kad šventė jiems iš tikrųjų būtų toks stebuklas, koks ir atrodo, žvelgiant kartais į vitrinas ir į miesto aikštes, kaip turėtų būti. Aš esu žurnalistė Živilė Kropaitė ir aš noriu pasakyti, kad turbūt, kad ne visose namuose vienodai gražu ir vienodai ramu. Visgi kaip šventės gali būti galimybė sukurti vaikui saugumą, kaip sukurti saugias kalėdas kiekvienam vaikui, kaip sąmoningas buvimas su vaiku, tradicijų puoselėjimas, savų kūrimas, kažkoks įprasminimas, kaip gali padėti vaikui pasaulį matyti gražesnį, ką padaryti, kad šventė su visom savo spalvom užsuktų į ligoninės palatą, kur yra vaikas, kurio gal neaplanko patys artimiausiai, nes jis, pavyzdžiui, neturi tėvų, ar ne? Arba kaip šventės veikia vaiką, kuris ką tik neteko, tarkim, tėvų. Tai aš iškart kalbu paprastai apie visokias situacijas, nes tikrai visokių jų būna, bet tikrai čia ne viena aš kalbėsiu, nuostabių pašnekovų turim šiandien labai daug. Tai pirmiausia, šalia manęs yra Valstybės vaiko teisių ir apsaugos įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Labadiena, Ilma. Sveiki. Ir šalia jos yra aktorius ir režisierius, Raudonos nosys gydytojai klounai mentorius, Žilvinas Bedniušis. Sveiki. Sveiki. Su mumis taip pat yra vaiko teisių gynėja, vaikų terapinių praktikų specialistė Gitana Salickienė. Sveiki. Jos dukra Rugilė. Sveiki. Labas, Rugilė. Ir taip pat diplomatas, 4 vaikų tėtis Marijus Gudynas. Sveiki. Labadiena. Tai labai ačiū visiems, kad čia esat. Pirmiausia, toks su akcentu į vaiką, bet ir bendrai pasakykit, kaip jums atrodo, kiek mes iš tikrųjų mokam švęsti šventes. Toks klausimas lyg ir paprastas, bet aš tikiu, kad kiekvienas iš savo perspektyvos ims ir pasirinks kokį nors kampą. Kiek mes mokam būti atidus vieni kitiems, kiek mes mokam su vaikais išbūt, galvodami labiausiai apie juos, kiek reikia ir nereikia tą daryti. Kaip atrodo, Ilma? Tikiuosi, kad šiandieną bekalbėdami rasime patarimų, ar ne, kaip švęsti tas šventes, kaip užtikrinti saugią aplinką savo vaikams, kaip padaryti, kad tos vertybės, tos tradicijos mūsų šeimos, apie kurias kalbame ir galvojame, kad jos nutiks per šventes, kad jos iš tiesų nutiktų. Nes aš tikrai tikiu, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas tėvas, senelis tikrai nori gražią intenciją pasitikti šventes, susitikti su savo artimaisiais, pasikalbėti ar ne, perduoti tam tikras tradicijas arba aptarti metus ar palinkėti vieni kitiem, bet gaila tai ne visuomet nutinka. Tai gerai. Kaip svarbu išlikti sąmoningiam ir tuos užsibrėžtus tikslus tikrai pasiekti kartu su savo vaikais ir anūkais per savo šventes. Gerai, mes patarimų tikrai stengsimės duoti kiekvienas iš savo patirčių. Žilvinai, jūs atstovaujat organizaciją, kuri, taip, jeigu aš teisingai suprantu, tai ateina aplankyti, taip jau grubiai tariant, vaikų, pavyzdžiui, ligoninės, ar ne, kai jiems liūdna, vieniša, užsidedami tokias nosis, kur jūs turit kišeniai. Kaip atrodo tas kalėdų laikotarpis ligoninėse? Tai, aš klausydamas Ilmos kažkaip mąsčiau, vis dėlto ligoniniai, tai aš matau tą vietą, kuri yra atvira tai šventėm, ypač tokiom kalėdom. Kiekvienas skyrius irgi pasipuošia, yra po mažą kažkokią tai, ar ten eglutės, kažkokią tai šakelę. Ir tas, tikrai jaučiasi ir, aišku, tas mūsų, sakykime, atėjimas, šiaip kažkokia tai diena, bet, pavyzdžiui, kalėdinių laikotarpių ar šventinių laikotarpių yra didžiulis skirtumas. Ir man atrodo, kad, ypač vaikai yra labai imlus tai šventiniai nuotaikai, jie iš karto tave pamato ir iš karto tave tarsi įveda, kad, pavyzdžiui, mano klounas yra Kazimieras. Ir aš, pavyzdžiui, nežinau, einu jau kokio gruodžio, sakykime, ten ligoniai, kur gruodžio 2. Dar nėra tas, ar ne kažkoks tai ten kalėdų laikas, bet jau jie tarsi, klounai ateina, bet gal dar su jais ateina ir ta, kažkokia tai dar ta papildoma šventė. Ir jie taip, tarsi tikisi to. Ir tas poreikis atrodo švęsti, atrodo, kažkaip tai turėti tą tokią kažkokią tai,
didesnį jausmą negu kiekvieną dieną pas vaikus labai natūraliai yra ir mes švenčiam. Bet kas tie vaikai būna ligoninėse? Ar jie vaikai, kurių tėvai negali jų taip dažnai aplankyti, ar dažnesniu atveju tai yra vaikai, kurie ir neturi tėvų? Tai dažniausiai yra vaikai, kurie ar turi, ar ne kuriems skyriuje bebūtų, turi kažkokią tai bėdą ir ligoniniai guli dėl tos būtent bėdos, bet dažniausiai yra su tėvais, ar su mama guli, arba su tėčiu guli. Būna, aišku, ir vaikų, yra netgi keletą tokių, kur jau žinom, kad tos palatos dažniausiai netgi būna tokios paskirtos, kur yra vaikai be tėvelių arba jie tiesiog čia atvykę iš kažkokių tai namų, kur matosi, kad yra vieni ir mums praneša, kad jie neturi tėvelių, kurie lanko, tai jie, nežinau, 17 kartų labiau rodo, kad tarsi nereikia, bet iš tikrųjų tuo kažkokiu tai tuo rodo, kad reikia. Labai įdomiai, ar ne? Tas, pavyzdžiui, su tėvais vaikai, tai jie tokie, dažnai drąsiau, nes iš karto taip eina į tą santykį, o jie taip, žiūri, nejaugi čia nejaugi pas mus, negali būti. Ir tada, taip, aš pas tave ir aš niekur nenueisiu. Aš pas tave. Ir reikia tam tikro to laiko, sakykime, mes vadiname tokio angliško žodžiu timingas, reikia tiesiog daugiau to laiko truputėlį išjausti tą situaciją, nes jie tokį tikriausiai ir praeis. Čia, žinot, tiem kitiem. Ten gal kažkas užsakė šventę, žinot, kažkokius gimtadienis gal kartais nežino vaikai, kad raudonas nosis egzistuoja. Ir tada, ne, aš čia pas tave. Ir čia nieks nesamdė, mes čia žodžiu pas tave. Ir tą, ryšį sukurti yra kur kas ilgesnis laikas. Bet, aišku, ir šventė tada yra, tokia dar didesnė. O vaikai, kurie, pavyzdžiui, serga labai labai rimtom lygom, jos tokius turbūt irgi lankot, kuriems gal ir nebedaug gyvent liko, kaip tada būna jausmas? Tai aš, pavyzdžiui, 3 metus buvau atsakingas vien už onkologinį skyrių ir lankydavausi ten žiemą, vasarą, rytą, vakarą. Šitą skyrių lankydavau ir, galiu pasakyti vieną dalyką, kad ir nežinau, kiek liko mums čia kiekvienam, bet visi nori žaisti, visi nori džiaugtis, visi nori būti čia ir dabar. Ir kai tu esi čia ir dabar, kai tu žaidi, tada nelieka mirties karalijos. Tiesiog jos nelieka, tu esi, nėra nei praeities, nei ateities, mes esam čia ir dabar. Ir tas momentas yra iš tikrųjų sveikas žmogui, geras žmogui. Ir iš tikrųjų mes nestelkiam į tą vaiką, kad ar jam ten kažkiek liko, neliko, bet mes žiūrime į tą pusę, kuri nori žaisti, kur akis vis dėlto žyba, kad ir sunkiausia, tikrai esu matęs ar ne, labai sudėtingų situacijų, bet tos akis žyba, jos nori žaisti ir mes telkėmės būtent į tą. Mes nežiūrime, kad ten Tomas susulūšusia kojom. Tomas tas, kuris labai mėgsta žaisti, pavyzdžiui, su mašinėlėm. Gerai, ačiū labai Žilvinui iš tokius pirminius pasidalymus ir leidimą mums geriau suprasti, kaip būna ir ką veikia raudonas nosis gydytojai klounai, jeigu kas nors dar to nežinojo. Gitana yra vaikų terapinių praktikų specialistė. Tai čia turbūt, kad tas vaikų terapinės praktikas mes dar galėsim aptart kaip ir gal net ir sprendimo būdą, bet jūs iš sudėtingesnių kokių nors situacijų, bet jūs pabandykit mums irgi pasakyti, kaip jūs matot, kiek mes mokam būti šventiški ir iš tikrųjų šventes švęsti, o kiek, kaip sakė tarnybos vadovė, mes dar esam per daug įnikę į žalingą vartojimą ir konfliktus per šventes. Tai aš visada turiu tokį retorinį klausimą kiekvienam iš mūsų. Ar prisimenat savo kalėdas, su kokia pižama ar pižamos raštu buvote kalėdų rytą? Ko gero, vienas ar kitas prisiminsime, su kokios spalvos pižama tuo metu buvome. Dažniausiai prisimenam tą šiltą, jaukų ir tikrą jausmą, kai būnam kartu vieni su kitais, su vaikais, tą dovanų džiaugsmą ir atradimą. Tai yra svarbiausia, ką mes norim pasakyti ir apie ką mes kalbam, kad jausmas, buvimas čia ir dabar, tai yra svarbiausia ir tai yra tikroji ta kalėdų dvasia, apie kurią mes turėtume kalbėti, ugdyti ir šviesti visuomenę. Bet ar mes mokam tą išgyventi, ar mes apsikraunam kažkokiais dovanų girliandų pertekliais, stalais su nesąmoningu kiekiu maisto, prie kurio atsisėdė vis tiek tas maždaug dėdė, su tuo vis tiek pernai susipyko ir šiemet susipyks.
Aš tikiuosi, kad kiekvienais metais tas šeimų skaičius didėja, kurie sąmoningai reaguoja į Kalėdas, kurie priima tokius sprendimus neskubėti, padėti telefonus į šoną, būti čia ir dabar kartu su vaikais ir tą atsakomybę būti čia ir dabar iš tikrųjų turi prisimti tėvai. Nes tėvai yra šiek tiek aukščiau ir jų pareiga yra sustabdyti tą akimirką ir įtraukti į Kalėdas vaikus. Rugilė, kaip čia tavęs paklausus taip tiesmukiau ir paprasčiau, kaip tau sukuria tėvai šventės? Kokios jos būna? Kokios būna tavo Kalėdos? Labai gražios ir linksmos. Ir buvimas kartu su mama ir su tėčiu ir su seneliais. Ir su seneliais. Tai tau net ta dovanų dalis net ir nėra kažkokia svarbiausia. Na, nelabai. Bet vis tiek gal kažkiek laukia, ar ne? Jo, Ką šiemet užsisakėjai iš Kalėdų senelio? dar galvoju. Dar galvojame, tai ne tiek jau to laiko, bet gerai. O kai tu sakai, tiesiog gera būti, pabandykim pasakyti, kas gera, kad visi... Gera būti tiesiog su mama, su tėčiu džiaugtis, kad turiu mamą, tėtį, brolį ir su senelius dar kai turiu. Kai tu, pavyzdžiui, prisimeni praėjusias Kalėdas, ar ne? Kai tau buvo turbūt kokie? 9. 9. Ką tu pirmiausia prisimeni? Kas yra pirmo, ką tu taip? Ką labiausiai prisimenu, tai kad gavau tokią lėlę su suknelė, man labai patiko tą suknelę, atsimenu. Ir dar turi vis tą lėlę su suknelė. Bet žodžiu, kas girdisi ir čia galėsim irgi tai pakomentuoti, kad kai dar, santykiuose turbūt, kad ar ne, tarp tėvų ir senelių, tai tada ir vaikas pirmiausia kalba apie ryšį ir kažkokią šilumą, kuri iš tų švenčių ateina. Tai ačiū tau, kad tu pasidalinai, mes dar tavęs ko nors paklausinėsim. O jūs, Marija, turit 4 vaikus ir esat prigyvenęs 100 skirtingų šalių, jie visur su jumis iš paskos beveik važiuodavo. Apie ką jums yra Kalėdos ir kiek ir jūs, ir mes visi mokam jas švęsti? Aš gal pradėsiu nuo to, čia labai, man atrodo, išėjo natūraliai ta gaida, kad man atrodo plamai, bet kuri šventė, jinai yra apie meilę. Ta prasme, tiek, kiek yra meilės, ne savo, bet aplinkiniams, aplink tavęs esantiem, tiek ta šventė yra šventiška. Ir jeigu yra meilė, yra atsakomybė. Tada ir taip, kaip tu šventi, tu pasirenki, ką tu dovanoji kitiem, pasirenki ir panašiai. Man atrodo, galėsim prie Kalėdų prieiti, bet man atrodo pati gražiausia ir prasmingiausia šventė, kurią man teko matyti dirbant užsienyje, tai yra amerikiečių padėkos diena. Ir tą, ką sakė Rugilė, kas tau yra svarbiausia? Man svarbiausia yra mano tėvai, mano seneliai, man su jais gera būti. Tai amerikiečių padėkos diena yra apie tai. Tai yra vienintelė šventė Amerikoje, kada nedirba jokie restoranai, parduotuvės, nieks nedirba, nes visi yra savo šeimose. Ir tu gali būti bet kokio tikėjimo, tau gali būti svarbios Kalėdos, kitam gal Hanuka, kitam dar kažkas svarbu iš religinių švenčių. Bet padėkos diena yra svarbi visiems. Ir visi nusileidžia galiausiai į savo šeimas. Tai nėra su draugais šventimas, tai yra savo šeimoje buvimas. Ir visi sako, už ką aš esu dėkingas. Aš esu dėkingas už tai, ką aš turiu, už mamą, už tėtę, už senelius. Aš esu dėkingas už tai, kas man atsitiko šiais metais. Aš savo šaliai esu dėkingas už tai, kad aš gyvenu normalioje, gražioje šalyje, kuri vystosi. Aš esu dėkingas Dievui, tie, kurie tiki už kažką. Ir iš esmės tai yra gebėjimas padėkoti ir ne tik tai savo pagalvojus padėkoti atsibudus ryte, kad aš esu laimingas, bet ir pasakyti tai kitiems. Ir visi sėdi prie stalo ir kiekvienas dėkoja. Dėkoja savo, ta prasme ne savo, bet už save, už savo tai, ką jis turi. Ir iš tikrųjų tada visi kiti supranta, kas tam žmogui yra svarbiausia. Ir kai tu supranti, kas yra tam žmogui svarbiausia, nes žmogus, kai dėkoja, jisai kalba apie tai, kas jam svarbu, kas atsitiko šiais metais. Tada man atrodo, atsiranda tas, tai jeigu man reikėtų vieną šventę, bet kokią, importuoti į Lietuvą, tai aš tikrai importuočiau ne Halloweenus, ne dar ką nors, bet aš importuočiau padėkos dieną. Žiūrėkit, jinai kažkiek čia, man atrodo, kai kurie žmonės ir Lietuvoje jau pradeda švęsti. Gal nereikia jos visos importuoti, gal labai gera idėja yra tas padėkos elementas, nes, pavyzdžiui, jūs pasakojate apie tai, kaip
visiškai idealią šventę. Aš prisimenu iškart kokį nors serialą, kuriame ten kokia nors moteris nevažiuos į padėkos dieną, nes jaučia per daug nuoskaudų mamai dėl auklėjimo vaikystėje. Ta prasme, kad teoriškai tikrai labai gražiai idėja, viskas yra gerai, būna visaip, bet aš girdžiu, kad tas padėkojimo momentas, kai tu supranti, kaip jūs sakot, kuo žmogus gyvena, ko jam iš tikrųjų reikia, jisai yra labai stiprus. Mes turbūt netaip mokam dėkot arba pripažinti klydę, kaip jums atrodo, prikeliavus 100 šalių? Tai mes taip ir padarėm iš tikrųjų. Mes tą padėkos dieną importavome į visas šventes, kurias mes švenčiam. Į gimtadienius, kuri turbūt yra mažiausiai prasminga, bent jau man šventė, nes aš aplamai nelabai suprantu, apie ką jinai yra. Mama pagimdė, o tave visi sveikina. Ne mama tavo, kuri reiškia ten. Bet pavyzdžiui, Kalėdas, ne, ir lygiai taip pat. Kai sėdi prie stalo ir tu kalbiesi, ir tu kiekvienam žmogui kažko linki, bet tu jam už kažką dėkoji, už tai, ką jis reiškia šiemet tavo gyvenime. Ir man atrodo, va, tas nuoširdumas ir ypač vaikai, kiekvienas, kai eina kalbėtis su kiekvienu kitu vaiku ir jam sako, žinai, aš tau esu dėkingas šiemet, nes tu man, reiškia, buvai atrama, va, kai man būdavo sunku, aš pirmiausiai pas tave ateidavau. Arba aš tau dėkingas už dar kažką tai. Tai aš sutinku su jum, kad tas gražias tradicijas mes galime inkorporuoti į tas šventes, kurias mes švenčiame. Šiaip Kalėdos yra vis tiek, mums lietuviams yra, aišku, tiem, kurie yra religingi, tai yra pirmiausiai religinė šventė, tai yra pirmiausiai suvokimas, kas tai yra platesnėje prasme, bet galiausiai vis tiek tai atsiremia į šeimos ratą. Ir taip, yra visokių, yra tų, kurie moka švęsti ir yra tų, kurie dar gal neišmoko švęsti arba nesuprato. Mes turim dabar reabilituoti gimtadienio šventę, nes mes turim Rugilę. Rugilė gimtadienis yra gera šventė, taip? Ir tai nėra vien mamos šventė, tai yra ir tavo šventė, nes tu gimėjai ir savo buvimu kasmet gali iš naujo pasidžiaugti. Taip, bet tiek reikia mamai padėkoti už tai, kad gimėjai. Tai va, jūs vis prie tų padėkojimų ir čia yra geras kampas. Ką jūs sakot, kad net ir vaikam padėkoji, ir čia gal aš vaiko teisių gynėjų tada galiu klausti. Tas toks padėkojimas vaikui, jisai truputėlį orumo tarsi jam suteikia, nes jis toks lygiavertiškesnis tarsi tavo partneris, ar ne? Ir to mums irgi gal iš jūsų, nežinau, iš kvietimų matosi dažnai trūksta. Kas čia pakomentuos? Aš gal tai pasakyčiau, ne tai, kad tavo lygiavertiškesnis partneris, bet turbūt iš viso, kad vaikas yra žmogus. Nežinau, bent jau turbūt čia metais įmatuot sunku, bet galbūt iki priklausomybės ir po jos kažkiek tikrai vaikai, bent aš atsimenu, kad vaikai turėdavo švenčias švenčiamos ar ne, bet vaikai turi savo kambarį švenčia, vaikai turi savo stalą, prie kurio sėdi, valgo ir ta vaikų atskirtis lyg nuo suaugusių buvo tokia labai labai ryški ir man atrodo, kad mes iš to po truputį tik išeidinėjam, nes vaikas lyg toks be teisių, nenoriu sakyti be atsakomybių, bet toks lyg mūsų tam tikros šeimos tąsa, bet vaikas iš esmės yra žmogus ir tai, ką mes norim pasakyti ir ką nuolat kalbam ir į ką kviečiam, ar ne, jeigu nori išauginti savarankišką, atsakingą, ar ne, asmenybę, kuri toliau rūpinsis, kurs ir mūsų šalį, ir mūsų prižiūrės, ar ne, ir toliau, nežinau, bus mokytojai, gydytojai mūsų visuomenės, o ne šiaip, tiesiog maži žmonės, jie tikrai tais neliks, tai tiesiog kalbėti su vaikais, ne tik padėkoti, bet kalbėti su vaikais, išklausyti jų nuomonę, pasitarti, pradedant nuo darželio, nuo mokyklos, nuo būrelio, nuo tų pačių stovyklų, aplamai apie vaiko dieną, apie užimtumą, ar ne, kad mes labiau linkę suprasti, ir aš apie pas save galiu pasakyti, kad mes linkę labiau suprasti ir žinoti už vaikus labiau, negu patys vaikai už save. Ir tikrai, jeigu paklaustumėt, pasikalbėtumėt, tikrai nustebtumėt, kiek vaikai mato, kiek supranta ir kaip jie gali paaiškinti ir savo sudėtingą situaciją, kaip man spręsti ir kaip tu gali padėti spręsti. Tai tikrai kviečiu kalbėtis, išklausyti, pasikalbėti su vaikais. Aišku, jiems suprantama kalba, paaiškinti, pasitarti ir apie tas šventes, klausti, o kaipgi vaikai norėtų ją švęsti. Kas jiem būtų svarbu, kas šias šventės ar kitas, ar ne. Ne tik apie dovanas, nes mes dabar linkę, ko norėtume dovanų, ir Živilė gražiai Rugilės paklausė, ar jau turi dovanų, bet iš esmės pakviesti vaikus kurti šventes kartu, galbūt jie gali ir žaidimus inicijuoti, pravesti vakarą, galbūt dar kažką, nes mes visą laiką tokia prisėmė ir gali ir tokia atsakomybė viską padaryti už juos, bet būkime
nenoriu sakyti partneris, bet būkime lygiaverčiai dalyviai ir kvieskime vaikus kartu kurti ir dalintis ir atsakomybės, ir džiaugsmų, ir šventimo. Gerai, kartu kurti šventės, čia užsilenkiu pirštą, bet noriu dar būtinai sureaguoti tai, ką išgirdau apie atskirą stalą vaikams. Dabar man atrodo, kad, nežinau, bent jau mano burbule, vaikai taip įtraukiami į buvimą prie stalo, kad močiučių linija pasakys, čia viskas apie vaikus, vien vaikai, čia maždaug dabar jie, kaip čia, ne vien tik teisės vaikų ir tik tai vaikų visi poreikiai ir norai, tai čia toks irgi turbūt, kad tarsi netoks gal didelis tas kontrastas, bet toks kalbėjimas apie tai vis tiek yra, čia jeigu norės kas nors pakomentuoti. Aš galėsiu tą pakomentuoti. Gerai, bet... Galiu papildyti, jeigu ką, tiesiog tas lygiavertiškumo tas aspektas, yra svarbus ir, pavyzdžiui, lankant vaikus, ligoninėje, kaip jie tave prisileistų, nes iš tikrųjų dabar, yra... Aš pastebėjau, kad vaikai yra labai jautrus, jeigu ateitume mes į ligoninę, aš atėjau tau padėti. Arba aš atėjau, tu esi silpnas, o aš esu stiprus ir aš tau atėjau padėti. Ir tas iš karto yra labai tas hierarchinis toks priėjimas, iš karto labai jaučiamas ir vaikas dažniausiai nenorės. Ir, pavyzdžiui, kai aš ugdau jaunus aktorius ar klounus ar nemokau, kaip pavyzdžiui, sukurti greitai ryšį, tai neteisiu tą nuostatą, kad aš atėjau čia tau, žodžiu, duoti, o tu čia žiūrėk. Arba čia tau yra blogai, aš padarysiu, kad tau būtų gerai. Bet kad mes turime tą ryšį, mes žaidžiame kartu ir, pavyzdžiui, dažnai tenka lankytis tokiam krizių centre, tai yra tikrai dažniausiai paaugliai, kurie yra patyrę ir smurtą, ir įvairiausias sudėtingas situacijas savo gyvenime. Tai, pavyzdžiui, ten jokio iš viso, sakykime, nenoriu kažkokią prisileisti, kad čia kažkas dar atėjo prie jų lysti, bet aš dažniausiai ateinu su problema, sakau, hebra, žodžiu, yra problema, įsimylėjau. Nežinau, ką daryti. Arba, pavyzdžiui, ateinu dar su kažkokiu, ar ne, bet man reikia jūsų pagalbos. Gal galit? Aš suprantu, kad aš čia trukdau dar kažką, žodžiu, kaip klounas, bet gal galit padėti? Nežinau, renkuosi 3 dainas. Galvoju šitą, ten kokia būna, nežinau, ten snaudžia malūnus prie kelio, kur garantuotai nepatiks. Jo, kažkaip, ar ne? Stovimas, atrodo, bet gerai snaudžia. Vieni dainuoja ir snaudžia. Jo. Dar ten, žodžiu, ir tada kokia trečia. Ir ten mes tada renkam, kurią aš tą dainą galėčiau ten savo, sakykime, tai antrai pusiai, kurią esu įsimylėjęs, pavyzdžiui, ten. Ir tada, kad jie yra įgalinimo žaidybiškų būdų jaučiasi, ar ne, irgi ne tai, kad kažkas atėjo duoti, bet gali suteikti tą pagalbą, tai yra geras labai metodas irgi kurti tą ryšį. Ir čia irgi toks tyrimas, kurį aš norėsiu pacituoti, lyg ir susijęs su tuo, ką pasakėm, lyg ir netiesiogiai. Švenčių ir šeimos tema yra visokių tyrimų ir vienas Didžiojoje Britanijoje atliktas apklausa tiksliau parodė, kad kartais tėvai vaikams perkelia atsakomybę, kad čia yra nutolę ir neturi poreikio susėsti prie bendro stalo. Konkreti šita apklausa atskleidė, kad daugiau negu pusė tėvų jaučiasi nutolę nuo vaikų ir beveik pusė dėl per mažai su atžalomis leidžiamo laiko kaltina ne save, o vaikus. Tai čia toks, Ilma sakė, norės pakomentuoti tą tokį persivertimą, kad vaikam lyg ir tai per didelis akcentas, anksčiau būdavo per mažas akcentas, tai prašom. Aš taip galvoju, čia gali būti, kad susijęt, aš apie atsakomybės, nes iš tiesų gali būti, kad mes nuo to, kad vaikai švenčia kitame kambaryje, vaikų stalas ar ne, čia jau vaikai namiegoti, nes tėvai ten švenčia, čia tėvų reikalai, ne vaikų reikalai ar ne. Gali būti, kad mes buvom linkę taip nuskeltą šventės, o dabar jau taip persiverčiam ir galbūt su tuo nemušimo įstatymu mušti negalima, psichologinį smurtas ir taip kardinaliai perėmė to, kad viskas vaikam galima, mes viską leidžiam, dar yra toks pasakymas, nežinau, kiek jisai yra girdėtas, aš liberaliai auklį vaiką, aš viską leidžiu, manau, kad tai irgi tai nėra, tai yra siaubingas kraštutinumas. Ko vaikam reikia, tai reikia aiškių ribų, aiškių supratimų, aiškių taisyklių, o kitai susiveda į jų aiškias atsakomybės. Ir būtinai vaikai turi teisės ir atsakomybės. Ir jeigu jūs paklaustumėt ir psichologų, ir pačių vaikų, vaikai, kai nežino ribų, kada, kur,
kas ar ne, kokios atsakomybės, jie visiškai jaučiasi nesaugiai. Jie išeina iš tų vadinamų jų pačių ribų. Ir tas nerimo lygis, depresija, susikalbėjimas ir su tėvais, ir su draugais yra tikrai didelės pasiekmes. Tai lygiai grečiai. Ir sunku labai, žiūrėjau, labai sunku kurti vaikam atsakomybės, taisyklės, ribas ir jų laikytis. Tai lengviau praleisti. Ai, nu žinai, ai, nu tai kartą, ai, nu tai kažkaip. Taip, ribas. Bet tas taisyklės ir, pavyzdžiui, prie stalo, ar ne, lipa vaikai, nori mėto, tai turime ramiai, kantriai, suprantamai paaiškinti. Eiti link to, kad jeigu nutiks taip, būsi apdovanotas, jeigu 3 kartus nenutiks taip, bus tam tikros pasiekmes ir to nuosekliai laikytis. Ir tai tikrai yra labai sudėtinga ir yra labai nepaprasta. Tai bet kalbant apie tai ir kitą kartą gali būti, kad mes paprastai sunku žvelgti savo pačių atsakomybės, ar ne už tų ribų laikomus, už tų taisyklių, jas lengviau perkelti kitam, ar ne vaikų, ar 10-mečių, ar 12-mečių, žiūrėk, mes prie stalo, tu mažai sėdi, tu prie kompiuterio lygiai, bet man atrodo, kad čia yra ryšio nebuvimo pasiekmė. Kad kartu vaikus įtrauktumėm į švenčių kūrimą, irgi yra toks aspektas, apie kurį pakalbėjo turbūt ir Ilma. Žilvinas gražiai pasakė apie tai, kai tu ateini ne iš galios pozicijos, o kažkokiam tokiam panašiam lygmenį, tai tada ryšys susikuria. Psichika vaikų, kurie kartu švenčia šventes arba praleidžia savaitgalius prie stalo su tėvais, kalbasi, žaidžia bendrus žaidimus ir turi bendrus ritualus, vystosi taip, kad jie turi tiesiog didesnį tokį saugumo ir pastovumo jausmą, tai tą rodo tyrimai. Bet man noris dar jūsų paklausti, kaip jūs, pavyzdžiui, traukiat savo vaikus į švenčių kūrimą. Jūs turit 4 vaikus ir, kaip jau sakiau, gyvenat skirtingose valstybėse ir tikiu, kad kartais toks tikrasis pastovumas ir gali būti tos kalėdos, nes tu vienais metais buvai vienoje šalyje, kitais kitoje, vėl čia keitėsi mokykla, vėl kita mokykla ir tada yra kažkas štai pastovaus šventės, ar ne, pavyzdžiui, kalėdos. Tai iš viso aplamai turbūt, kai su vaikais išvažiuoji į užsienį, vat, kaip jūs sakote, tie vaikai atsiduria aplinkoje, kuri yra nepažįstama. Ir tada vieninteliai tie žmonės, kuriuos jie pažįsta, yra jų broliai, seserys ir tėvai. Ir mūsų pirma išvyka gyventi į JAV su vaikais, jinai turbūt kaip niekas kitas sucementavo šeimą. Nes tie vaikai suprato, kad vienintelė atrama, kai jie grįžta iš mokyklos, kurioje buvo pamokoje ir nieko nesuprato, ką visi ten kalba, nes ta kalba kažkiek žodžių mokėjo, bet aišku, to nepakanka ir net nesupranti, kas vyksti. Ir tada grįžti namo ir sutinki savo brolį arba sesę ir jinai irgi nieko nesuprato. Ir jie tada dalinasi patirtimis ir vienas sako, ai, tai nekreip dėmesio, žinai, pakentiek, išmoksi kalbą, tai jie randa atramą, jie tampa geriausiais draugais ir patarėjais. Tėvai lygiai taip pat tampa jų atrama, nes tik tėvai jiem gali pagelbėti ar namų darbus pasidaryti, arba paaiškinti ką nors. Ir man atrodo, tas labai padeda kažkaip visiems kartu suprasti, kad tai yra ta tavo atrama gyvenimo, į kurią tu atsiremi. Bet paskui, ta prasme, tas viskas, kai juda toliau, mes dažnai visą laiką vaikų klausiam, nu tai pasakykit, ko jūs norite šiais metais gauti dovanų. Ir vienais metais vaikai mums sako, mes norime pasidaryti kelionę, kur mes važiuotume tik vaikai į kelionę. Aš galvojau, kad man peilis, taip sakant, perė širdį, nes išleisti vaikus kažkur išvažiuoti keliom dienom vienus. Ir dar vienu lėktuvu, pavyzdžiui, mano mama visada sako, jau čia taip toli tėtis nėjo, mes išleidom juos autobusų į kelionę, reiškia, po Lenkiją ir ten iki Čekijos, bet suradau autobusą, kur visą laiką gali matyti GPS, reiškia, kur jie ten juda ir telefoną pasiėmiau. Tarp jų buvo jau reiškia, pilnametė viena dukra, kita beveik pilnametė, kiti dar buvo mažesni. Ir tas juos irgi labai sucementavo. Jie važiavo, jie jautė atsakomybę vienas už kitą, atsakomybę už savo elgesį, atsakomybę už viską. Ir kai aš prašiau, kad juos paimtų kartu į kelionę, tai iš ta agentūra man sakė, reiškia, kas nors iš tėvų nori važiuoti. Sakau, bet čia mūsų dovana jiem, kad jie patys vieni važiuotų. Aš prižadu, kad jie elgsis atsakingai, kad viskas bus gerai. Ir kai jie grįžo, man ta gidė sakė, tai buvo nuostabiausi, reiškia, ten mūsų tie klientai tam autobuse, nes buvo viskas dėl to, kad jie patys turėjo atsakomybę. Jie žinojo, kad nėra nieko kito, kas juos... Tai vadinasi, jūs tinkamai ribas nubrėžėt kažkada praeitį. Aš tai manau, su ribom aš manau, kad visos taisyklės, kada jas nustatai šeimoje, jos turi galioti lygiai vienodai visiems. Ir suaugusiems, ir vaikams. Nes jeigu nors vienam šeimos nariui vieną kartą jos negalioja,
ta riba yra peržengta ir mano patirtis sako, kad niekada jos atgal nenustumsi. Tai čia buvo mano pamoka gal su pirmu vaiku, kad reiškia, kai tu nubrėži ribą ir jeigu jau tu ją leidi peržengti, tai reiškia, ta nauja linija dabar yra nauja riba ir viskas, atgal nesugražinsi. Ir tada jau tu supranti, kad viskas, daugiau tu neleidi nei kitiem, nei savo neleidi jos peržengti. Ir tų taisyklių prisikuri visokių, pradedant užsienyje, reiškia, nuo to, kad jie turi, reiškia, išsaugoti savo kalbą, tai tada taisyklę įvedi, kad namuose galima kalbėti tik lietuviškai ir jokio kito žodžio negalima pavartoti ir jeigu kas nors pavartoja, tai visi rodo L raidę. Kai kurie vaikai sako, tėtė, čia reiškia loser, aš sakau, nežinau, ką reiškia, bet čia gal Lietuva. Prašom kalbėti lietuviškai. Taip, tai reiškia, tai lietuviškai. Ir tada tu žinai, kad ta taisyklė visiems iki vieno galioja. Ir jie paskui jau vienas kitam rodo tą L raidę. Ir daugelį kitų vietų. Kai tu susitari taisyklę, ta taisyklė lygiai vienodai galioja visiems. Ir jeigu vienas prasižengia, viskas, tai jinai sulūžta. Gerai, labai ačiū, labai gražus pasidalinimai. Rugilė, yra kokia nors šventinė taisyklė, pavyzdžiui, susėdus prie kūčių stalo jūsų namuose? Pas mus galiu pasakyti, tradicija yra tokia keistis dovanomis iš sutartos raidės. Ir tu pagal tą raidę turi nupirkti kažkokią dovaną. Išsitrauki lapelį, niekam nesakai, kol visi išsitraukia. Ir tada atsistoji ir pasakai, kam ištrauki ir tada pasižiūri. Labai smagu būna. Vienam tik tai žmogui. Ne, visiems, bet visi keičiasi dovanomis, kokį lapelį ištraukia, tenais yra parašytas vardas. Bet vienam žmogui. Jo. Tai čia ir pertekliaus tokio išvengi, tai čia labai graži tokia irgi tradicija, bet jūsų dar norisi klausti, Gitana, tada, tarkim, mes visiškai, kaip čia, galvojam, kad mokam švęst šventes, jų labai laukiam ir tų tradicijų turim prisikūrę, bet štai ateina tos šventės, vėl kažkas nelietuviškai tariant trigerina, vėl kažkoks tai tas pats, pavyzdžiui, duosiu to tariamo dėdės pavyzdį, vėl jis atėjo šiek tiek ten, nežinau, apsvaigęs ir viskas mums subyra ir mes paaiškėja, kad ir kiek čia laukiam ir stengiamės, vėl mums kažkaip nepavyko. Gal yra kokiu nors ir prie ko aš link vedu. Aš nežinau, kas yra vaikų terapinių praktikų momentas, bet gal yra kažkokių kitokių buvimo būdų, kuriuos verta bandyti, bijant, kad viskas vėl nepaveiks kaip visada, padarykim viską šiemet visai kitaip, gal tie terapinės praktikos kažkokios irgi tinka šventėm. Pasakykit, kaip mums kurti tą tokią šventišką jausmą, kai mes bijom, kad viskas gali vis dėlto sugriūti kaip visada. Labai svarbu ir norisi paminėti apie tas vertybės ir taisyklės, kurių turėtume laikytis kasdien, nuosekliai, tuomet ir kalėdos dažniausiai mūsų nesugrius. Mes šeimoje iš tikrųjų turim tokią 3 gerų dalykų taisyklę, kurią naudojam kada? Vakare. Ir ką darom? Pasakom 3 gerus dalykus, kurie įvyko tą dieną. Kiekvienas, visi vakare susirenkam, anksčiau būdavo pasakos, o dabar susirenkam ir kiekvienas šeimos narys pasakom tuos 3 gerus dalykus, kurie buvo šiandien ir tai leidžia mums pradėti daugiau kalbėti apie save. Tai, ko vaikai nenori pasakyti į paprastą klausimą, kai šiandien grįžtam, tai kaip tau sekėsi mokykloje, kuri pamoka labiausiai patiko. Ne, leiskim pailsėti ir atėjus vakarui paklauskim tų tokių kitokių klausimų. Ir kalbant apie tas vertybės, taip pat susikurkim, kaip kalbėjo mūsų direktorė Ilma, taisyklės ar ne, ką mes norėtume įsitraukti į kalėdas. Tai pernai mes keliavome po miestus ir miestelius kartu su vaikais, susėdę, kalbėjom prie kakavos ir prie arbatos, kokia tai eglutė, kas tau patinka, kas nepatinka. Pasidedam telefonus į šalį, nepamirškime šito, būti čia ir dabar, rodyti pavyzdį vieni kitiems, nes sėdim kavinį ir atkreipkim dėmesį, kiek sėdi žmonių ir kiek telefonų prie stalo. 4 žmonės, 2 suaugę, 2 vaikai, 4 telefonai. Ta, ką reikėtų padaryti, nustumti ir padėti, kad būtume čia ir dabar. Apie taisyklės mes dar vieną pamiršom, tradiciją tiksliau. Prisimenam tų, kurių nebėra. Per šventės visada sukalbam maldą ir pakviečiam visus žmonės prisiminti tų, kurių čia nebėra. Tai perdodam savo tradicijas, tai, ką mes gavom iš savo tėvų, perdodam ir vaikams. O kalbant apie terapinius užsiėmimus, tai pats smagiausias dalykas, ką mes jau girdėjom vaikams, yra žaisti.
žaisti, jie gali atsiskleisti, lengviau kalbėti apie savo emocinę būseną, apie tai, ką nori pasakyti, bet negali pasakyti, nes jie kalba per veikėjus. Ir kaip sakė Egziuperi, ar ne, matyti galima tik tai širdimi. Tie dalykai, kurie nematomi ir yra svarbiausia. Tai norisi pakviesti visus į tuos žaidimus, kuriuos galime tikrai žaisti, pritaikyti pagal vaikų amžių, nežinau, dženga, aliasas, uno, šarados, yra beproto daug žaidimų, kur vaikai tikrai įsitraukia ir jie labai smagiai būna per tas kalėdas, būna čia ir dabar. Ir tas jausmas ir yra tikras šiltas kalėdų jausmas. Na gerai, žiūrėkit, viskas, ką jūs iš esmės visi pasakojat, skamba labai gražiai, taip vadovėliškai, kaip atvirukas, kaip kažkoks gražiausias kalėdų filmas. Bet tarkim, aš esu mama, kuri vieniša, augina paauglį, kuris su manim nekalba, jisai būna visą laiką ekranuose, visą laiką grįžta ir iš karto sėda prie kompiuterio, aš puolu jį kaltinti, kad žiūrėk, tu ir vėl su manim nekalbėsi, dabar kalėdos, tai gal bent per kalėdas valandą pasikalbam, tas dar labiau susierzina, kad čia jį kažkaip tai trukdo. Ir tada aš visą beviltišką nueinu kur nors raudot ant sofos. Ir čia nėra kažkokia situacija iš vieno siaubo filmo sukurto kažkokioj šaly. Čia yra gana dažna realybė kai kurių žmonių šeimose. Ką man jūs tokiai mamai per patarimą duotumėt šiom šventėms? Tai jau mes turim labai aišku patarimą. Vaikas žaidžia kompiuterinius žaidimus. Pasisiūlykite ir jūs kartu įsitraukti ir atrasti kažkokį bendrą žaidimą, kuriuos galėtumėt kartu su vaiku pažaisti, kad ir tą kompiuterinį. Jūs tada atrasit bendrų veiklų, bendrą kažkokį pomėgį, kas jam patinka, jis labiau atsiskleis, labiau pradės su jumis bendrauti ir tada galėsit po to pasiūlyti dar ir kitas veiklas. Marijau? Aš tai atsiremčiau į tai, kad viskas prasideda nuo meilės. Tai jeigu mama prieina ir vaiką apsikabina ir sako, aš noriu 5 minučių tavo dėmesio, mes galim pabūt kartu. Ir jeigu mama spinduliuoja vaikui meilę, man atrodo, jeigu ne iš pirmo, tai iš 3 karto to vaiko širdis sutirps. Va tą, ką pasakojo čia, kad atėjus į ligoninę, ta prasme, tas vaikas iš pradžių į tave žiūri ir nesupranta, ko tu nori, bet jeigu jis pajunta iš tavęs einančią meilę, ta prasme, į ją atsakyti kuo nors kitu, aš manau, kad yra praktiškai neįmanoma. Ir visą laiką visos problemos visada yra iš abiejų pusių. Jos nėra iš vienos pusės, kad tik vaikas yra užsispyręs, o mama yra tobula. Dažniausiai ir mama būna pavargusi, ir gal laiko mažai skiria, ir dar ką nors. Ir ateiti ir atsiprašyti, sakyti, aš noriu atsiprašyti už tai, kad aš tau per mažai rodžiau dėmesio. Ar galime 3 minutės pabūt kartu? Ir man atrodo, čia yra raktas. Nežinau, man taip atrodo. Žilvinai. Aš taip pritariu ir dar gal man svarbu, ką ir minėjo, tas nenuneigimo tas momentas, pavyzdžiui, kad ar ne vaikas žaidžia ten to kompiuteriu ir ten gali sakyti, čia yra blogai, reikia sėdėti prie stalo su manim ir žodžiu, čia bus gerai. Bet ką mes ir, pavyzdžiui, ligoniniai lankydami vaikus, mes irgi tą metodą naudojame, kad jau kas yra, pavyzdžiui, jau turi kažką ar ten ar kažką tai žaidžia ten su lėlyte, ar kažkai vyresnis kažkokį žiūri ten, nežinau, serialą, ar kažkokią maikę turi parašytą ten Nirvana, žinai, ten kažkokią ten grupę, dar kažką. Mes imame viską, kas jau yra, kas yra jo pasaulis ir tiesiog pridedame, integruojame po truputį naujų pakreipiame į kitą pusę, dar didesnį ryšį, sakykime, ten, sukūrėme kartais, pavyzdžiui, būna ten vieną, pamenu, atvejį, kur močiutė, mama, tėtis, žodžiu, visi toks, ateinam ir visi tokie sėdis savo, žodžiu, ir tas vaikas guli ir tokia, žinot, kažkokia tai absoliučiai apie nieką atmosfera ir matosi tas kažkoks suėjimas į save visų žmonių, o mes, kadangi klounai kūrėme ryšį, tai ir mes, žodžiu, ir mes, pradėjome, jie visi buvo su skirtingom tapkėm, ir mes pradėjome daryti tapkių gražiausių tuos rinkimus. Žodžiu, močiutė laimėjo, beje, reikia pasakyti, tikrai turėjo labai gražias tapkės. Ir per tą, reiškia, tai jau ką jie jau turėjo, sakykime. Ir visą laiką tą darome. Nuo to, kas jau yra ir su vaiku ir taip toliau. Jo, ir dar, man atrodo, dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbu, kad reikia suprasti, kad vaikas irgi tau gali turėti lūkestį. Ne tik tu vaikui turi lūkestį.
ir tą lūkestį išgirsti. Man, pavyzdžiui, vaikai sakydavo priekaištus, tėte, tu visą laiką telefoną turi. Taip. Mes jau norim pabūti kartu, o tu su telefonu. O man atrodo, kad tas telefonas yra labai svarbus. Ir tu pats irgi prisiverti padėti telefoną, nes tu supranti, kad tam vaikui tai yra svarbu. Sako, padėkim telefoną nuo stalo. Ir man tas visą laiką paskui aš galvodavau, žinai, ne aš vaikam tą pasakiau, man vaikai tą pasakė. Ir jeigu tu moki girdėti ir tu jų išgirsti, arba sakai vaikui kokią nors padaryk, perskaityk knygą, dar ką nors, o jis tau atneša, sako, dabar tu tėte va šitą perskaityk knygą. Aš sakau, aš žinau jau šitą. Ne, sako, tu manęs prašai daug kartų, o aš dabar tavęs prašau tik vieną knygą perskaityti. Nu ir ant sąžinės užlipa ir supranti, kad irgi turi atmokėti tą pačią monetą, nes jeigu neatmokėsi, tas santykis taps vienpusis, tai taps aš tau nurodžiau. Tai tas aš tau nurodžiau, jisai labai toli nenuveža paprastai, nes tada jisai veda į konfliktą, o aš nepaklausiau. Nu ir ką tu man dabar padarysi? Nu ir tas viskas eina, tai reiškia, yra abipusis girdėjimas, man atrodo, visada svarbu. Ir pats savo supranti, kad nesi tobulas toli gražu, ta prasme, nėra tobulų. Tai tu turi lūkestį vaikam, o vaikai lūkestį turi tau. Na ir gerai, jūs gražiai pasakėt, kad 5 minutės apsikabink, skirk man bent 5 minutės ir gal užteks 3 kartų. Ilma, ar tikrai užtenka 3 kartų, nes žinom, kad yra visokių multidimensinių terapijų, visokių daugybė dalykų susišnekėjimui ir artimesniam bendravimui su tėvais, paaugliams, pavyzdžiui, programų. Ir ar gali būti, gal, nežinau, kalėdos, tas supratimo laikotarpis, kad gal mums reikia, pavyzdžiui, kitos kokybės santykių ir gal, pavyzdžiui, tai būna supratimo taškas, kad mums reikės pagalbos ieškoti, gal ir taip galima dar iš šventės pasižiūrėti. Kaip gražiai Živilė jūs atvedėte, aš tik norėjau sakyti, kad ta pradžia jūsų istorijos, kurią jūs pasakot, kad atėjo lyg pikta, lyg pradėjo kaltinti, atsakomybę perkelti, tu nesėdėt, aš taip girdėjau tos mamos labai sunkius jausmus, kurie yra susiję turbūt su jos kalte ir kurią nori perkelti vaikui, nes vaikas neinicijuos, jisai mokosi iš mūsų. Mūsų lūkestis tai, kad vaikas padarys, supras, sukur šventę, tai yra vaikas tik mokosi. Pradės skaityti, telefoną padės, viskas vyks, o mes sėdim telefone, nieko nesitvarkom, švenčių nekuriam, tik kaltim. Ne, tai taip neįvyks ir tas lūkestis tikrai turi žūti. Bet kas yra labai svarbu, kad jeigu pats išgyveni tos sunkius jausmus, kad tikrai jauti tokią didelę kaltę, didelę gėdą, galbūt kažkokias padarytas ar nepadarytus žingsnius ar padarytas klaidas, tai tikrai pasikalbėk su draugu, su mama, nežinau, su vaiko mokyklos galbūt psichologu, galbūt su savo psichologu ir psichoterapeutu ir visada žino, kad santykių ryšį gali pradėti kurti, kad niekada nevėlu pradėti kurti santykių ryšį. Ir man atrodo, kad pirmo, nuo ko jisai prasideda, tai nuo akių žvilgsnių. Kad santykis, ryšys, bet kaip sako, pareinam namo, mes kažką klausiam, tvarkomės ir aš pati taip tvarkaisi, kažką darai ir kalbi, niekada vaikai nesikuria. Nekuria ryšio. Prisėsti, pasižiūrėti į akis, savo kūno kalbą, atsiverti ir ne. Kad ir ta mama, jeigu ateitų, prisėstų, atvira savo kūno kalbą, žvilgsniu ar ne. Kad man svarbu laikas, tai ar mes galėtume pasikalbėti, kaip galėčiau tau padėti, nueiti nuo žaidimo, galbūt galiu pažaisti, tada vėl. Koks tonas, koks žvilgsnis, dar tokia, visai jau kelis kartus minėjau knygą, skaitome apie šunų psichologiją, elgesį ir šunys buvo prijaukinti, o vilkai ne. Kodėl šunys buvo prijaukinti? Dėl to, kad kai jie atėjo pa žmogų, jie žiūrėjo į akis ir žmogus per žvilgsnį sukūrė ryšį ir šuo liko pas jį. Vilkai tuo tarpu neturi žvilgsnio ir nekuria ryšio, jie ir liko miškuose, ar ne, ir to grobiu. Tai visą laiką su vaikais, su kitu žmogumi santykis prasideda ir ryšys kuriamas nuo žvilgsnio. Tai kviečiu daugiau žiūrėti vieni į kitus, ar ne į ryšį, atsukti savo kūno kalbą, ar nebūti atviriem, nekaltinti daugiau, klausytis, girdėti, ką sako, galbūt stengti suprasti, išgirsti savo vaikus, ar ne, neskubėti patarti, o labiau kviesti kartu kurti tas šventes, arba kasdien, arba rutiną kartu su savo vaikais. Turbūt toks galėtų būti palinkėjimas. Ir pradėkime nuo to, kodėl tie kompiuteriai žaidimų daug atsirado. Dėl to, kad tėvai neturėjo laiko skirti dėmesio savo vaikui. Ir dėl to visada buvo lengviau nupirkti žaidimą. Tai reikia grįžti prie kompensavimo to ir grąžinti dėmesį ir sakyti, dabar aš noriu tau dovanoti savo laiką ir savo dėmesį. Ir man atrodo, kad tas viskas yra apgrėžiama. Bet iš esmės, nei vienas vaikas pats nenusiperka
daugybės žaidimų. Tėvai nuperka. Dėl ko nuperka? Dėl to, kad turi daugybę darbų ir atsakomybių ir ne visada turi laiko su vaiku būti, o nori, kad vaikui būtų smagu. Ne visada turi laiko, kartais gal ir nemoka. Aš, pavyzdžiui, galvau, kai Gitana kalbėjo apie žaidimus, daugybėje psichologinių diskusijų apie vaikus tu išgirsi, kad labiausiai ir gražiausiai ir tyriausiai vaikas, ką atsimena, tai pavyzdžiui, kaip jo tėvai su juo, tarkim, vaikystėje žaidė. Dažnai tai būna tėtis, nes mama dažniau vis dar statistiškai užsiėmus visokiais buities darbais ir sukasi virtuvėje. Ir pavyzdžiui, aš asmeniškai pažįstu tokių tėvų arba mamų, kurios ne tai, kad aš turiu per daug laiko arba turiu per mažai laiko, dėl to nupirksiu kompiuterį, bet aš ir nemoku, kažkaip man nepatogu žaisti ir būti to vaiku ir man čia gal aš truputį apsikvailinsiu, gal aš čia kažkaip išeisiu iš savęs ir jausios nejaukiai ir visi jausios nepatogiai. Gal yra kažkoks patarimas, kaip iš to išeiti arba Žilvino arba Gitanos, čia man noris paklausti. Gal, ką Ilma kalbėjo apie tą akių kontaktą ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, ar ne, ką ir pastebime ir ligoninėje, ir savo, sakykime, aplinkoje, irgi turiu 4 vaikus, tai tos šventės būna labai didelės. Tai tas akių kontaktas, matote, yra toks dalykas, kad tu sukuri tą akių kontaktą, pamatai kitą, bet yra bėda, kad kitas tave irgi pamato. Ir, pavyzdžiui, tėvams kartais yra, ar ne tas momentas, mes kiekvienas kaip tėvas tikriausiai pergyvenam, ar aš pakankamai geras tėvas? Taip. Ar aš pakankamai geras? Ir labiausiai tai viskas matosi per tuos per susitikimą. Ir tu pamatai, pasižiūri į tą vaiką ir baisu, kad atsakymas to vaiko akise bus nežinau, normaliai, gal. Ir, pamenu, ligoninėje mes tokia, žinote, kai patenka, pavyzdžiui, šeima ar į ligoninę, dažniausiai būna taip. Tėtis visą laiką kažkur tai bėgioja koridorium ir aiškina, žodžiu, visiems, ką ten, žodžiu, kaip čia reikėtų. Personalui turite omeny. Personalui, ko čia galėtų nupirkti, ką čia padaryti, ką čia kažką. Mama, žodžiu, visą laiką irgi pasakoja visiems, kaip dažniausiai, kaip viskas vyksta. Bet tėčio versija dar visai gera, nes tai yra kur kas geriau, negu, pavyzdžiui, sėdėtų visą laiką telefone. Tai, personalas atsakytų kitaip, jeigu čia sėdėtų telefone. Sakytų kitaip apie tėčius, bet, žodžiu, bet jie eina tuos ratus, ar ne, per tuos aukštus, ten ieško, kam čia duoti, kam čia, žodžiu, pasakyti, kam čia liepti. Taip. O mamas visą laiką ant tų pokalbių. Ir jie eina ir mes kartais darom tokį paprastą dalykėlį, pavyzdžiui, visi susibėgam ir, žodžiu, pamatom vienas kitą. Ir tiesiog tokį padarom, pamatom vienas kitą. Ir, pavyzdžiui, kartais darome, tiesiog subėgam į tą jų palatą ir, pavyzdžiui, 1 minutę, kas sugebės 1 minutę, pavyzdžiui, tiesiog žiūrėti, nieko nekalbėti, niekur, tiesiog pabūt taip, tiesiog 1 minutę. Ir dažniausiai tai pradžioje suprantat, mama vis tiek nori kažką, kažką, vis tiek reikia, pažiūrėjom. Bet, žaidybiškai tą įvedi ir kai susitinka, kartais žmonės, pradeda ir juoktis iš savęs, kokie jie, pasimato, kad Dieve praleido už viso to, kad mes esame, žodžiu, galų gale ir esame vertingi. Nes labai vertė yra per tą, pasimatot, sakykime, kad aš egzistuoju apskritai, kai esu pamatomas. Ir kitas dalykas, kartais, pavyzdžiui, viena atsimenu mama, jin tiesiog žiūrėjo tą dukrą ir ta dukrelė sako, mama, tu nežiūri. Tokį, žodžiu, tokį momentą. Ir jinai tiesiog pradėjo verkti nuo to. Ir jinai tiesiog nežiūri, ten daug aišku buvo, gal bijojo žiūrėti, ten dar kažką, jaučia kaltę, kad pateko tas vaikas į ligoninę, daug dalykų, ar ne, ir ne tik tais, kaip sakant, ir ta tėvų emocinė sveikata yra, be galo svarbu. Ir jinai nesugebėjo to vaiko apkabinti, bet įdomu, kad vaikas sugebėjo apkabinti. Ir jinai ta mergaitė tiesiog pasiėmė ir prisiglaudė, ir jinai tokia verkia, jinai tiesiog dar kažką tai reikėtų, supranti, čia vis tiek pavalyti. Ir tiesiog jos išbuvo tą momentą. Tai yra baisus dalykas susitikti, nes, ir
Ir mes irgi savo šeimoje tą darome, ir kaip klounai darome, labai yra baisoka, kad pamatys, kad nieko gero gal iš tavęs, bet būtent su tuo nieko gero, ir kuriasi, jeigu aš būčiau tobulas, tai žinot, čia niekam būtų tik tais, nebūtų meilės, jeigu būčiau tobulas, nes meilė reikia to tam tikro netobulumo. Aš kaip paklausiau, kaip tik dabar išgirdau apie nepakankamą gerumą savo vaiko kažkokiam aplinkybėm vakar, sakau, vis tiek, gal aš sakau, pakankamai gera mama. Sako, tu net per gera, aš tai pasižiūrėjau, nes nupirksi man žiurkėną. Ir sąlyga. Tai į priekį galima irgi užsisakyti. Bet Gitana, taip, tai mamai, kuri pasimetusi yra, nebijoti pasakyti atsiprašau, gailiuosi, man šiandien nepasisekė, kad ir tą pačią 3 gerų dalykų taisyklę, kartais įterpti tai, kas nepasisekė ir kodėl. Ir dar, mano vyras dažnai ko paklausia vaikų, jeigu turi kokią problemą darbe, ar vieno vaiko, ar kito, o kaip tu galvo, kaip aš galėčiau išspręsti šitą situaciją savo darbe? Ir vaikai duoda mums patarimų ir po tam tikro laiko tėtis pasidalina, kaip jiems sekėsi, kaip tą patarimą įvykdė ir panašiai. Tai tiesiog duoda labai didelį saugumą vaikams ir tą pasitikėjimą ir nebijokime klysti. Bet jūs turit prikūrę tokių daug, kaip čia, emocinės sveikatos taktikų, tokio kalbėjimosi, kuris, matyt, kad nuo labai ankstyvų dienų yra naudojamas, dėl to jis veikia, nes man atrodo, kad dėl įvairių aplinkybių. Niekada nevėlu. Tikrai pradėkite šiandien ir iki Kalėdų turime dar nemažai laiko ir pasipraktikuokite. Tai aš, pavyzdžiui, jeigu taip apie savo atveju, kad irgi papasakočiau šiek tiek, tai mano vaikas labai nemėgdavo ten tų klausimų darželėje, ką valgė, kažką. Tai aš paskui pasiskolinau iš draugės tokį metodą, kad jeigu jau visai nenori pasakot, tai pabandyk paprašyti įvertinti balais. Ir tai irgi atveria, pavyzdžiui, tai kokio šiandien buvo skanumo maistas nuo 1 iki 10. Tai vis tiek, ką nors pasakys, 6, nes ten bulvės nekokios buvo. Tai žodžiu, aš irgi tikiu, kad yra būdų bet kurį nekalbėjimo momentą kažkaip paversti šiek tiek labiau kalbėjimo momentu. Bet dar noris, Gitana, kad jūs pasakytumėt, nes mes šiek tiek prieš šitą pokalbį kalbėjom, kad yra ir tokių fizinių praktikų, kurių galima irgi panaudot, turbūt, kad, nežinau, ir vaikam, ar ne. Jeigu mums parodytumėt, čia irgi kamera užfiksuotų, tai gal irgi būtų geras prieškalėdinis patarimas. Vaikams labai patinka, kai mes juos pagiriam ir paskatinam už jų teigiamą elgesį. Ir aš paprašysiu Rugilės irgi ir mano kolegų, kad padėtų, darykite taip, kaip darysiu aš. Visų pirma, rankas į save ir kartokite paskui mane. Aš esu šaunuolis. Šiek tiek taip ir pasijuto, ne? Kad mes labai visi čia šaunuoliai. Davėm daug patarimų. Žilvinai, gal yra dar kas nors, ką iš klounų praktikos galima būtų perduoti visiems kitoje eterio pusėje? Taip, mes, pavyzdžiui, toks paprastas pratimėlis, mes, kurį, reiškia, kartais tu ateini, ar ne, ten klaunauti, sakykime, lapkritis, pavyzdžiui, koks nors ten, ar ten šiaip kažkaip lyja, nemalonu, kažkaip keltis, važiuoti, kažkaip susitikti ir reikia įeiti tam tikrą tą žaismingumą. Ir per šventes reikia, ar ne, irgi, sakykime, tam tikrų būdų kažkaip tai kartais pažadinti save, tai labai paprastas dalykėlis, tiesiog irgi per kūną, bet mes darome tokį pasimaivimą. Tu, žodžiu, tiesiog nesusireikšmink truputėlį, nes kartais labai susireikšmini tokį, tai nežinau, ar čia mes galim atsistoti, negalim atsistoti tikriausiai, ar nufilmos, ne, gerai. Gerai, tai pabandykim tada, mes atsisėdę padaryti. Jo, paleiskime rankas truputėlį, jo, žandikaulius irgi tokį, jo, paleiskime. Ir darysime tokį garselį paskui mane ir kraipysime svarbiausią, žodžiu, tokią vietą klounams už pakaliuką. Gerai? Taigi 1, 2, 3 ir darysim. Ir labai dar svarbu, kad kai darysime, nežiūrėkime va taip, žinot, kad čia aš tiesiog va apie, žodžių darau, bet Jėzus Marija, kaip čia man sunku, bet matome viens kitą taip ir žiūrime tokiu savo tuo durnu veideliu, žodžiu, viens į kitą ir vis tiek išžiūrime. 1, 2, 3. Labai gėda, labai gerai. Ačiū, labai paplojom vieni kitiems. Ir pabaigoje tada irgi kokį nors apibendrinantį, nežinau, ko čia labiau paprašyti, ar palinkėjimo, ar patarimo.
Gal, Rugilė, tu man padėsi, ką tu, pavyzdžiui, pasakytum draugiai, kuri yra, pavyzdžiui, tavo klasiokė ir taip nelabai gal laukia kalėdų, nes bijo, kad tėvai pyksis, kad gal jai nelabai bus smagu. Ko tu jai palinkėtum, kaip tu ją paguostum, ką tu jai pasakytum? Palinkėčiau, kad galėtų, pavyzdžiui, ateiti pas mane ir pažais kartu su manim, kad linksmiau būtų, kad šilčiau jai būtų, kad ramiau būtų, kad tėvai nesipyksta. Labai gerai, labai, man atrodo, geras patarimas ir geras toks kvietimas, tai labai ačiū. Ilma, toks pats apibendrinantis klausimas, kaip mums padaryti, ką mes visi dar galim padaryti, kad kuo didesniam skaičiui vaikų kalėdos būtų gražios? Aš gal sakyčiau, ne ką mes visi, o ką mes kiekvienas galim padaryti. Tai čia tas pats, bet... Toks turbūt pagalvoti, kaip kitaip galėčiau švęsti šventes ir pasikalbėti su savo vaikais. Ir kaip sakė Gitana, kad niekada nėra vėlu, kad visą laiką gali, jeigu praėjusios šventes nepavyko, kad gali šias turėti, neturėti didelių lūkesčių tas šventes, kažkaip galbūt ir socialiniai tinklai, ir tas informacijos gausumas ar nepapuošimas taip sukuria tą šventę grandiozinį ir atrodo, kad kažkur vyksta kažkaip viskas kitaip. Visur vyksta tas pats įvairių jausmų, sunkių, įvairių situacijų ar ne, neišsipildžiusių lūkesčių, bet tiesiog pasistengti būti čia ir dabar, man atrodo, geriausia taisyklė ir prieš tai pasikalbėti su vaikais, truputį pasiruošti, pasidėlioti, nesusireikšminti į dovanas, nes dovanos tikrai nekuria, tikrai žinom šeimų, kurie gali leisti savo daug ir neinvestuoja labai iki dovanas, bet už dovanų tikrai daug nerimo, smurto, galbūt, nežinau, dar įvairių santykių tėvų ir panašiai, bet tiesiog pasistengti būti čia ir dabar, mini dovanėlės ar neapsikeisti su vaikais, pažaisti stalo žaidimus, nepersikrauti maistu, ar ne, kaip žinom, kad maistas tikrai dažniausiai žmonės, kur papuola į ligoninę, tai persivalgia, tai man atrodo leisti savo būti čia ir dabar ir neturėti per didelių lūkesčių ir visą laiką svarbu, kad jeigu, kaip ir sakau, praėjusios nepavyko, tai šios gali tikrai pavykti. Ir dar, gerai, labai ačiū, girdžiu, kad dar ir Marijus, ką sakė, man tas užsifiksavo padėkot ir dar toks atsiprašymo momentas irgi niekada nepakenkia, kažkaip nuginkluoja visus, ko dar mes nepasakė, Marijau. Nežinau, aš iš tikrųjų tai norėčiau palinkėti, pabandyti per šventes tiesiog apeiti ratu kiekvienam, su kiekvienu asmeniškai ir pasakyti, už ką aš tau esu dėkingas, asmeniškai, vienam, antram, trečiam, ką aš tau noriu palinkėti šiems metams, unikaliai tau, ne visiems būkit laimingi, ir kad jums gerai sektųsi, ir kad šiaip gerai gyvenime viskas būtų, bet konkrečiai tau. Ir tada, kai žmogus pradės matyti kitą žmogų ir supras, ko jam reikia, ir kalbės žodžiais apie tai, ko jam reikia, tas žmogus natūraliai atsilieps tokiu pačiu dėmesiu ir tokiu pačiu pajautimu, kad jis yra svarbus. Tai aš tiesiog palinkėčiau atsistot nuo stalo, pamiršti 5 minutėm mišrainės, ir tiesiog apeit ratu ir su kiekvienu asmeniškai užmesti santykį. Ir tas santykis paskui gyvens per metus. Taip, įskaitant, labai čia mums svarbu tą pasakyti, ir su vaiku. Ir šiaip reikia dar vienas dalykas, iš tikrųjų man labai atrodo svarbu yra suprasti, ką tu šventi. Nes jeigu visos šventės tampa tik susirinkimu aplink stalą, tai jinai tampa ne švente, nes jinai tampa beveik kasdienybė. Jeigu tu šventi Kalėdas, tai tu turi suprasti, apie ką yra Kalėdos. Jeigu tu šventi Velykas, suprast, apie ką yra Velykos. Jeigu tu šventi kokią nors nacionalinę šventę, nežinau, Lietuvos nepriklausomybės dieną, tu turi suprast, apie ką ta šventė. Nes jeigu tu nesupranti, ką tu šventi, tai tu tiesiog ateini prie stalo šiek tiek geriau pavalgyti. Tai man atrodo, kad tas irgi labai svarbu. Kai sakot, kad nevirstų tas šventės tiesiog kasdienybė, tai čia viena vertus norisi tokio virsmo, kad kasdien taip... gražiai bendrautumėm su visais, kad šventės irgi būtų tiesiog viso to tąsa, nes man atrodo irgi svarbus momentas, kad šventės gražios išeina tada, kai gražiai ir iki tol būni. Ir Gitana, koks jūsų dar toks paskutinis palinkėjimas? Mano paskutinį palinkėjimą iš tikrųjų nugvelbė, turbūt skaitė mano mintis, tai nepamiršti tų individualių pokalbių su vaikais, jeigu turime ne vieną, o daugiau, kad skirti tą individualų laiką kiekvienam vaikui, nes to irgi labai reikia.
Čia svarbu, psichologai sako visada, kad bet kokią problemą reikia pradėti spręsti nuo individualaus dėmesio vaikui, be telefonų, be besikėdenančių brolių ir sesių kažkur aplinkui. Tai čia irgi gerai, kad tą priminėt, kaip ir Ilma priminė, kad nereikia užsikelti per daug lūkesčių. Žodžiu, mes pasakėm labai daug bazinių dalykų, kurios vis tiek yra svarbu prisiminti, net jeigu atrodo, kad mes juos žinom, ar ne, Žilvinai? Taip, čia paminėjot tas mišrainės, tai kažkaip... Žinot, vieną kartą per Kalėdas pas mus nebuvo duonos mišrainės ten su sūriu ir buvo visų skandalas. Tai mišrainės irgi yra labai geras dalykas, bet tai tiesiog norėjau reabilituoti visas... Mišrainį politiką, taip. Kas daro mišrainės, tai darykit jas toliau. Bet pamenu, kad vieną kartą su tuo maistu buvo labai įdomiai. Aš lankiausi per 26 dieną per Kalėdų onkologiniam skyriuje Kaune ir mes nuėjome dviese su tokiu klaunu Zigmu ir, kaip pasakyti, mes esame abu tokių stambesnių kaulų. Tiesiog, ar ne, galima tą įvardinti ir mes kažkaip abu sakom, viskas, supranti, reikia kažkaip tai mažinti kaulų apimti ir mes jau per Kalėdas tikrai nevalgysim ir mūdu, kadangi ir draugai ir gyvenime mes ten jau skambinamės, žinai, tu jau nevalgau, žinai, ir labai gerai. Ir mes ateinam į tą onkologinį skyrių. Ir ten Kazimierai, Zigmai, reiškia, jau ten man sutinka ir ten, aišku, ten padėta visko. Ir aš sakau, ne. Sakau, viskas, aš keičiu gyvenimą. Žodžiu, aš tikrai čia nevalgysiu. Čia visi sėdi, čia apsirija, kiek paskui to maisto čia išmetu, ką mes čia šiandien ir kalbėjom. Ir aš visą tą tokį... Ir kažkaip jaučiu, kad, suprantat, žmonės kažkaip tai padarė tą, o aš kažkaip neimu. Ir taip sėdimės kažkaip. Ir ateina ten toks berniukas, žodžiu, ir mama sako, įdėjai Kazimieroj, sako, tą, reiškia, su kretinėlė, ten tokia bandelė, jam labai patiks. Ir pareina jisai, o aš iš tikrųjų mėnesį, žodžiu, žinot, toks, nevalgau. Taip, būna tokių laikotarpių mums visiems. Jo, turiu sporto klubą ir kortelę. Nežinau, kokios sporto klubas. Nežinau, kur jisai randasi. Bet kortelė yra, jo, labai faina kortelė. Ir jisai taip prieina ir, žinot, aš panašiai kaip... Taip, paim sakau, aš tikrai nevalgysiu. Aš tikrai, baikit. Ir taip, aš tikrai truputėlį. Ir visiems taip akis čik. Žodžiu, ir aš, aišku, kaip sakant, ir Zigmas, duok ir man. Ir mes, aišku, ten reikia viską, žodžiu, ten nemažai suvalgom visko. Ir visi ten, kiekvieną, ką valgom, labai būna patenkinti. Nes, ką jie turėjo, tą davė ir tie vaikai žiūri, kaip tie klaunai čia, žodžiu, valgo. Kad, davė tą su gretinėlę, ten tą bandelę. Dalinasi, kad ir neišeina gal ten, ar ne kartais tų akių pakelti, ar ten, nežinau, apkabinti ten. Bet ir čia yra... mes lietuviai tikrai mokom bent jau mišrainės gerai daryti. Tam tikrą meilės formą. Taip, tikrą meilės formą, jo. Tai tokia atiduot labiausiai, ką turi. Ir priimti tą, ką kitas labiausiai priimti tą, ne tai, kad, oi čia, žinot, kažkaip tai neteisinga, kaip žmonės, kad tą priimsi, aukščiau galėsim kilti dar labiau, dar tobuliau. Tai gerai, labai ačiū už jūsų prasmingus darbus ir labai ačiū visiems, kad čia šiandien buvot ir už jūsų patarimus ir pasidalinimus ir mes tiesiog linkim saugių ir gražių visiems švenčių. Ačiū labai.